Investicijų pasaulyje tam tikrose sluoksniuose tu esi žvaigždė. Tu esi moteris, kuri valdo šimtus milijonų eurų. Buvo toks laikas, kai aš viską išleisdavau. Kol netėjo 8 metais krizė, ar ne, ir tada sumažėjo pajamos labai stipriai ir tada aš išmokau taupyti. Dažnai pinigai yra vertinami kaip kažkoks materialinis statusas. Kiek man tenka tave pažinti, tau pinigai galvos niekada nesusuko ir tu tuo keliu nenuėjai. Ta, ką darau dabar, tai yra svajonių darbas. Ką tu patartum tiem žmonėm, kurie sėdi ir galvoja, aš noriu gyventi iš investavimo? Tu manai tai realu? Manau, kad realu, labai. Tik tai tiek, kad investavimas irgi nėra taip, kad tai nėra visai jokio darbo. Ar tu manai, kad tai yra pakankamai stiprus argumentas, kad aš uždirbau, aš ir nuspręsiu? Viktorija, šiandien esu labai laiminga, kad tu iki šiol mūsų labai vyriškai svečių auditorijai būsi puikia atsvara. Ir ne todėl, kad mes kalbėsime moteriškomis temomis, tai toks pranešimas vyrams, kad neskubėtų mūsų perjungti. Nes pažinodama tave, aš tikiu, kad tavo kaip profesionalės, kaip profesionalios investuotojos įžvalgos leis žmonėms greičiau pradėti investuoti, jeigu jie to nedaro šiandien. Ir jeigu tu būsi šiandien atvira su mumis, galbūt tavo patirtis leis nekartoti kitiems svetimų klaidų. Tai temos, kurias paliesim ir potėmės, bus aktualios tiek tiems žmonėms, kuriuos gyvenime lydi pinigai, kartais didesni pinigai, ir tiems, kurie apskritai nori jų turėti daugiau. Tai investicijų pasaulyje tu tam tikrose sluoksniuose, aš leisiu savo tai pasakyti, tu esi žvaigždė. Oho, nežinojau. Tai dabar žinai, nes taip tave mato kiti, o kaip žinia, kartais mes save matom kitaip, negu mus mato kiti. Bet tiem, kurie tavęs nepažįsta, aš tave noriu pristatyti. Ir tu paskui papildysi, jeigu manysi, kad nori pridėti kažką svarbaus, ko aš galbūt nepaminėsiu. Tai tu, Viktorija, esi profesionali investuotoja. Tu esi EIK Asset Management generalinė direktorė, valdybos narė. Tu esi moteris, kuri valdo šimtus milijonų eurų. Tu esi ta moteris, kuriai savo pinigus valdyti patiki labai dideli verslai, labai stambus privatus investuotojai. Labai įdomi dalis, kad tu kaip žmogus lygiai taip pat esi ir juvelyrė. Esi žmogus įkūręs aukštosios juvelyrikos namus Vilniuje, esi meno gerbėja. Ar yra kažkas, ko aš nepaminėjau, ką tu norėtum pridurti ir kas tau yra svarbu, pristatant save kitiems? Turiu 2 nešlifuotus deimantus, o ne 2 vaikus. Kas yra labai svarbu. Žinai, Viktorija, tu esi vienas tų retų žmonių, kuris sugeba apjungti labai 2 savo gyvenime skirtingas kryptis ir sujungti jas ne bet kaip, bet sujungti jas labai efektyviai. Tai kadangi tu esi, juvelyrika apskritai yra menas, ar ne, bet tau tai nėra tik menas, tau tai yra ir verslas. Ir šiandien mes pasikalbėsim su tavim apie tai, kur tu investuoji, koks yra tavo santykis su pinigais ir bus labai smalsu išgirsti, kaip tu priiminėjai sprendimus investuodama savo pačios ar savo šeimos pinigus ir kaip tu priiminėjai investicinius sprendimus investuodama kitų žmonių tau patikėtus pinigus. O man tik norisi priminti, kad šią tinklalaidę mes kūrėme tam, kad parodytumėme, kaip investuoja skirtingi žmonės, kad parodytume, kokius skirtingus investicinius tikslus jie savo kelia ir kaip, skirtingų investicinių priemonių pagalba tuos tikslus jie pasiekia kaip galima greičiau ir efektyviau. Tai aš tik dar kartą pakviesiu prenumeruoti šį kanalą ir nepraleisti progos pamatyti sekančius pokalbius. Bet šiandien, Viktorija, mes kalbėsim apie tave, su tavim ir aš grįšiu, prie tavęs kaip asmenybės. Kadangi mes esame pažįstamos, aš būsiu tiesi. Ir sakoma, kad skaičiuoti svetimus pinigus yra negražu, bet vis tik būkim atviri. Labai įdomu. Tai man asmeniškai žiūrint, žinai, tave iš šalies atrodo, kad tau kaip žmogui pinigai suteikia visiškai kitokią prasmę, negu jie suteikia daugeliui. Ir, paprastas pavyzdys. Tu šiandien gali sau leisti daug. Tu gali nešioti galbūt prabangią juvelyriką, tu gali leisti sau, pirkti kažkokius prekinius prabangos ženklus, nešioti jų produkciją. Tu gali su prabangiu automobiliu galų gale vežti savo vaikus į mokyklą, bet
man į tave žiūrint atrodo, kad tau pinigai iš ties galvos niekada tai nesusuko ir tu tuo keliu nenuėjai. Kur tu leidi pinigus? Geras klausimas iš tikrųjų. Leidžiu turbūt kaip ir visi. Kažkam, kas mane džiugina, kažkam, ko tikrai reikia ir kad turėtų ateityje tų pinigų, ar ne, kad turėčiau senatvėje, ar ne. Tai kur tu leidi pinigus? Tai kaip ir visi, nežinau, restoranuose, kelionėse, juvelyrikai irgi skiriu, ar ne, vaikų mokslams skiriu. Bet šiandien pasikalbėsim apie tos prabangius hobius, kurių tu turi. Ar ne? Jeigu tu būsi atvira ir galėsi pasidalinti, nes, pinigai yra toks pakankamai jautrus klausimas. Ir dažnai, kada žmonių paklausi, ar jam yra, žmogui svarbus pinigai, visi be abejonės nemirktelėje sako, kad taip, pinigai yra svarbus. Ir kada tu paklausi, o kur tu juos išleidi, daugelis žmonių net nesusimasto, kur tie pinigai išeina. Aš esu darius kažkada labai seniai, Excelį vesdavaus ar ne, kur ką išleidžiu, nes pačiai buvo įdomu, kaip sakyt, pasižiūrėti, kur kiek ten tų pinigų nuteka, senai to nebedarau iš tikrųjų. Bet buvo įdomių atradimų, kad kiekvieną mėnesį visada yra netikėtų išlaidų, ar ne, tai dantistas, tai gimtadienis, tai kažkieno vestuvės, tai padangas keisti reikia. Čia labiau gal buvo, kai gyvenau nuo atlyginimo iki atlyginimo, nes buvo toks laikas, kai nesvarbu, kiek uždirbdavau, aš viską išleisdavau, ta prasme, iki paskutinio, kol netėjo 8 metais krizė, ar ne, ir tada sumažėjo pajamos labai stipriai ir tada aš išmokau taupyti, nes supratau, kad reikia kažkaip tai turėti tų pinigų ir blogesniems laikams. Tai taip. Tu paminėjai, kad kada dareisi Excelį, aš jį darausi iki šiol, darausi kiekvienų metų pirmąjį mėnesį, tam, kad suvokčiau, ką aš galiu leisti savo šiais metais, tas išlaidas planuoju, bet irgi nesu prisirišusi prie to labai griežtai ir kaip tu ir minėjai, dažnai atsiranda tokių neplanuotų išlaidų, kur neatgulsios į tą Excelio lentelę, ar ne, kas kart. Bet, žinai, įdomus dalykas turbūt yra tas, kad kai tu pasižiūri retrospektyviai į tas neplanuotas išlaidas, dažniausiai tai yra labai reikšmingos sumos pinigų. Ir man labai įdomu tavęs paklausti yra, nes dažnai pinigai yra vertinami kaip kažkoks materialinis statusas, dėl ko aš ir pasakiau, kad kiek, man tenka tave pažinti, tau pinigai galvos niekada nesusuko ir tu tuo keliu nenuėjai. Bet galbūt tai yra ir apie emocinį statusą. Kokį statusą tau užtikrina pinigai? Laisvė. Vienas žodis iš tikrųjų laisvė, bet ta laisvė... Bet kas yra ta laisvė? Laisvė rinktis iš tikrųjų. Laisvė rinktis, nežinau, restoraną, maistą, kuris tau patinka. Tikrai buvo, nežinau, studentavimo laikais, kad tu eini į restoraną ir tu žiūri pirmiausia, ką tu gali nusipirkti. Ne ko tu nori, bet kas tau išeina už tai, kiek tu turi pinigų, ar ne? Tai dabar tikrai nereikia žiūrėti ir galvoti, ar iš tą restoraną galiu eiti, ar negaliu. Ar galiu valgyti antieną, ar būtinai tik vištieną. Tai laisvė ta prasme, tada laisvė keliauti, kur tu nori, kiek nori iš principo, laisvė dirbti darbą, kurį tu nori ir su kuo nori, ar ne? Nes čia vėl yra labai svarbu, ta prasme, darbas yra iš vienos pusės uždirbti pinigus, iš kitos tai yra savirealizacija, ar ne? Tai man norisi, kad tai būtų abudu, ar ne? Ir man darbas niekada netrodė, kad turėtų būti kažkokia tai kančia, tai turi būti pakankamai toks dalykas, kuris tave veža, ar ne? Kur tau yra smagu. Tai va, ir jeigu tu gali iš to uždirbti, tai faktas, kad tas dar labiau motyvuoja tik tai. Bet tu esi profesionali investuotoja ir, kaip ir minėjau, tu esi ta moteris, kuri valdo 100 milijonų eurų. Bet jeigu kalbėti apie tave kaip apie žmogų, vis tiek mes investuojam su kažkokiu tai tikslu. Ar tu esi savo išsikėlus kažkokį investicinį tikslą? Tai aš kaip ir sakiau, kad nereiktų niekam man mokėti pensijos, ne, kad aš ramiai savo gyvenčiau ir galėčiau leisti savo, ką noriu, to, ko man reikia, nieko neprašydama. Tai šitą aš turėjau visada, aš dirbau iš tikro nuo mokyklos, realiai vasarom dirbdavau ir turėdavau tų pinigų. Mes su sesė buvom skirtingos, sesė visada sakydavo, aš neturiu pinigų, nors pasidėjus taupyklę turėdavo, aš jeigu turėdavau 20 eurų, tai aš jau jaučiuosi, kad aš turiu pinigų, aš juos išleidžiu taip, kaip man norisi, ar ne, tai nuo nieko nepriklausyti iš tikrųjų. Mes turėjom labai įdomią diskusiją su vienu iš mūsų tinklalaidės svečių ir man labai patiko jo įžvalga. Jisai pasidalino, jog sako, jeigu tu nori kažko šiandien, be abejonės tu turi įvertinti ir tai, kas tavęs laukia rytoj. Bet jeigu tu visą laiką atidėliosi, neleisi savo kažko šiandien, kai ateis tas laikas, kada galėsi leisti, tu galbūt jau net ir nebenorėsi. Taip, tikrai tiesos ir aš turiu tarp investuotojų tarp, ar ne, kur sakei, kad valdom kitų pinigus.
kur svajoja ten, nežinau, apie kokį nors Porsche, pavyzdžiui, automobilį, ne, ir neperka, nes tai atrodo neracionalu. Tai nėra investicija, nors tam tikrą prasme turbūt gali irgi būti, kad tai yra labiau pramoga, tai kažkoks ten malonumas ar pižoniškumas, ar kaip nori vadinti dar kitaip. Bet aš sakau, bet jeigu tave džiugins, tai pirk. Realiai tu esi užsitikrinęs jau ne tik savo, bet ir savo vaikam ir turbūt net ir anūkam, tai why not? Tai aš ką girdžiu, tu esi ta investuotoja, kuri tikisi ne tik tos investicinės grąžos, bet to pačiu esi ir už tą emocinę grąžą, kurią gali gauti šiandien. Jo, aš manau, kad kartu tas eina. Ne visais atvejais, bet jeigu tau kažkas yra labai nepriimtina, labai nepatinka, kad ir kokia ten ta grąža būtų, turbūt nesusigundysi. Turi būti arba ten kažkoks tikėjimo žmonėm, arba kažkokia tai emocinė dar plus grąža, arba bent jau pats produktas patikti, arba kažkokią tai turėti. Bet jeigu sugrįžt prie tavo asmeninių investicinių tikslų, ar tu turi tą savo investicinį tikslą apsibrėžusi kažkokiu tai skaičiumi? Man patinka 12, kad būtų, pavyzdžiui, ta grąža. Bet 12 ko? Tūkstančių? Ne, 12%. Milijonų? 12% grąža, kad būtų iš investicijų, ar ne? Tik vėl dabar klausimas, kas yra tos investicijos, nes vienos yra labai aiškios, labai tiesioginės, tarkim, tai fondo vienetus investavau, ne, labai aišku. Suskaičiuosim, bus labai lengva pasvert. Dabar, tarkim, mano tas, tiksliau tavo paminėtas VDO, kurį turiu, ar ne, juvelyrikos, nežinau, aš ten verslų nevadinu, aš labiau gal sakyčiau hobis, amatas, bet vis tiek tam tikra prasme nedidelis verslas, ar ne? Tai jis irgi yra tam tikra prasme investicija. Šiek tiek kitokia, ar ne, nėra tokia tiesioginė, nėra taip lengvai apskaičiuojama, bet vis tiek aš renkuosi, ar ne, ar man atidarinėti galeriją paupyje, ar ne, ar tos pinigus padėti į fondą. Tai šiuo atveju pasirinkau galeriją, ne, turėdama tam tikrų laisvų lėšų. Tai kiek ten tos grąžos finale atneš, dabar kol kas tikrai labai sunku spėti. Bet gerai, jeigu tai nėra kažkoks konkretus skaičius, nes tikrai pažįstu žmonių, kurie turi labai aišku įsivaizdavimą, koks skaičius tai turėtų būti, kad jie, pavyzdžiui, išėję į pensiją, sąskaitoje galbūt turėtų turėti 1, 2 ir jie turi tikslą dabar iki tos pensijos, tos pinigus uždirbti. Ar tu esi tada kitaip paklausiu, galvojusi arba susimašiusi, iki to lygio, kaip tu nori gyventi, tada, kada galbūt jau tu nebenorėsi dirbti, kiek tau laiko reikėtų investuoti iš šios dienos perspektyvos, kad tu link to tikslo nueitum? Aš jau dabar turbūt taip galiu gyventi realiai, tik aš taip nenoriu. Ta prasme, aš neįsivaizduoju savęs nieko neveikiančios ir, ta prasme, ką tada eiti daryti realiai. Tai, sakau, tada klausimas savirealizacijos atsiranda. Tai tą, ką aš veikiu, man labai patinka, man yra labai įdomu, aš sutinku daug įdomių žmonių. Sandorių darimas man irgi yra viena iš aistrų, ar ne, man patinka sugalvoti, kaip padaryti, nes vėl yra ne tik kaina, ar ne, už kiek pirk parduok, ta prasme, yra daug mažų detalių, kur tikrai reikia kūrybiškumo. Ir čia turbūt vėl tas, kas vienyje ir NT, ir juvelyrika, ar ne, arba kažkokią tai verslą apskritai darimą. Tos kūrybos reikia labai daug ir nebūtinai tos visiškai tiesioginės, ar ne, kad nupiešt ant lapo. Bet tu, Viktorija, dirbi su investuotojais ir dirbi tikrai su kitokio kalibro investuotojais. Ar yra jų tarpe? Ar tu girdi tuos pasakymus, kad aš gyvenu tik iš investavimo ir jie nori būti pasyvūs investuotojai, atiduoda savo turtą valdyti kitiems? Kaip atrodo tų žmonių gyvenimui, nes tu juos matai iš arti? Tikrai labai daug tokių yra, bet čia vėl yra keletas konkrečių žmonių, kur dabar, kaip pasakei, tai iš karto įsivaizduoju, ar ne? Bet jie irgi pabuvo investuotojais kurį laiką, ten 2-3 metus ir nesenai iš vieno sulaukiau skambučio ir sako, žinok, Viktorija, jau viskas, jau man reikia vėl ten daryti kažkokį tai, pavadinkim startupą, ne, bet kad taip žmogus pardavė verslą, gali gyventi iš investicijų, iš tų sugeneruojamos grąžos, daug sportuoja, daug keliauja, leidžia savo to, ko seniau neleisdavo, ar ne, nes dirbo nuo ryto iki vakaro. Bet kažkurį tai laiką tas turbūt labai faina, o paskui vėl pradeda kirbėti visokiausios įvairiausios mintis. Tai ką tu patartum tiem žmonėm, kurie, mes gyvenam tikrai tokioje visuomenėje, kada norim uždirbti kaip galima daugiau, dirbant kaip galima mažiau. Bent jau dažnai taip girdžiu žmonės sakančius, kad tai yra pagrindinis tikslas, kuo greičiau uždirbti 1 milijoną ir išeiti iš to savo darbo, ar laimėti loterijoje, ar kažkur investuoti, greitai praturtėti, tų būdų žmonės darbas nepatinka. Tai būtent, ką tu patartum tiem žmonėm, kurie sėdi ir galvoja, aš noriu gyventi iš investavimo. Tu manai, tai realu? Manau, kad realu, labai.
Tik tai tiek, kad investavimas irgi nėra taip, kad tai nėra visai jokio darbo, ar ne, kad, nu, tu, kaip sakyt, tu gali kažkam patikėti savo pinigus ir nieko nedaryti, bet vis tiek, nu, turėsi pasigilinti arba turi tada jau taip labai stipriai pasitikėti, kad, nu, net nekelt jokių klausimų, bet nežinau, žmonės, kurie paprastai pinigų būna uždirbę, nu, jie, kad nekeltų klausimų, aš dar nesu sutikus, ar ne, tai vat realiai tų klausimų kyla ir domėtis kažkokia tai sritim, bendrauti, pildyti dokumentus, nežinau, nu, tas irgi užima laiko, arba atranka pati investicijų, kur investuoti ir ką daryti, tai taip, kad nieko neveiks ir nieko nedarysi visai, tai, nu, nežinau, man atrodo, kad ne visai. Su kokiu požiūriu pinigus tave tėvai augino? Kad negali mėtyti, ar ne, kad turi kažkiek susitaupyti, bet sakau, sutaupimu man atėjo pamokos ne iš tėvų apie taupimą, bet krizė išmokino, kad iš tikrųjų reikia... Savo kailiu jas patyrė. Jo, mano tėvai labai skirtingi buvo. Mano mama šiaip yra visiškas išlaidūnas, o tėtis visiškas taupukas. Ta prasme, kad tėtis visada dėdavo ir turėdavo kažkokiem svarbiam pirkiniam ar ten kažkam, ko reikia, o mama mėgdavo save palepinti, bet mano mama irgi visą laiką uždirbdavo pati. Ta prasme, jeigu jai kažkas ten priekaištaudavo, kaip tu ten gali tą ar aną, sako, aš uždirbu ir galiu pati sau leisti. Tai, va, tai man gal tas ir yra, kad jeigu aš uždirbu ir nuo nieko nepriklausau, tai tada pati renkuosi, ką daryti. Kelintus metus tu dabar savo profesiniam kelyje skaičiuoji būtent nekilnojamo turto rinkoje, kad esi? 20 metų. 20 metų. Kodėl būtent nekilnojamas turtas? Čia irgi atvedė turbūt, tik tai, kad labai patiko, ar ne, nes pirmas mano darbas buvo susijęs su NT, ne visai tiesiogiai, bet, kaip sakyt, tam tikrą prasme prižiūrėti įmonę, kuri užsiema NT veiklą. Ir man buvo įdomu. Man įdomu matyti rezultatą, nesvarbu, kad tu link jo eini labai ilgai, bet jis yra labai apčiuopiamas, labai svarus, labai matomas, yra mastelis, ar ne, tai vat, man tas patiko iš tikrųjų. Bet dažnai jauni, kada mes esam jauni ir šiandien matau lygiai tą patį, jauni žmonės yra linkę savęs ieškoti. Jie pabūna metus vienoje rinkoje, jie po metų pakeičia darbovietę, ieško savęs kitame amplua. 20 metų iš tiesų yra labai daug. Žinau. Ar esi pagalvojus, kokią gyvenimo dalį tai sudaro iš ties? Esu pusė. Tai labai didelė, ar ne? Ką tu randi šiame sektorėje kaip žmogus, kaip investuotoja, kaip fondų valdytoja? Na, ką tu randi ten? Tai kaip ir sakiau, ne, ten tą mastelį tik tai tiek, kad per tą 20 metų niekada nebuvo taip, kad aš labai ilgai buvau vienoj roliai ir tik tai iš vienos pusės tą NT čiupinėjau, ar ne? Aš atėjau dirbti kaip rinkos analitikas, tada buvau projektų vadovė, kuri, kaip sakyti, užsiėmė vystymų komercinių pastatų, ar ne? Tada gavau antpečius, buvau turto valdymo departamento vadovė, kas reiškia, kad su visų ten komercinių portfelių tuo metu įmonės dirbau su nuomom ar ne su klientais. Ir kiekvieną kartą, kas kažkiek laiko man keisdavosi, ar ne? Ta prasme, kad tu tą NT iš labai daug pusių pamatai ir pačiupinėjai. Tai va, tą, ką darau dabar, tai yra turbūt svajonių darbas, nes tu investuoji į NT, ar ne? Tai tu vėl čiupinėjai labai daug pusių, labai daug skirtingų rinkų, skirtingų pardavėjų, skirtingų turto klasių. Turi pakankamai didelę smėlio dėžę, ar ne, kad tai yra dideli sandoriai, ar ne, ta prasme, kad butą nusipirkti jau yra reikalų, ar ne, kad nėra taip visai paprasta 1, 2, 3, o pirkti kokį prekybos centrą ar ofisą yra dar daugiau, ar ne. Tai yra labai įdomu, plus yra bendravimas su investuotojais, tai yra, kad tu turi ir sugalvoti, iš ko tu pirksi ir ką nupirksi. Tai vienai pusiai turi parodyti, ar ne, kas lygiai grečiai eina, į ką mes investuosime, o kiti ir kitiems tu turi parodyti, iš ko tu investuosi. Bet aš girdžiu, kad tave žavi ir tas įvairiapusiškumas nekilnojamo turto rinkoje, na ir ta galimybė pačiupinėti objektą, projektą, sustruktūruoti jį, galbūt sugalvoti įvairių ar ne galimybių jį padaryti, gyvendinti. Ir tai turbūt irgi nekilnojamas turtas, na, lietuviams apskritai, ar ne, yra juokaujama, kad yra ta trečioji religija ir dauguma galbūt ir mūsų žiūrinčių žmonių dabar galvoja nekilnojamas turtas, tai įsivaizduojam arba butą, arba namą, bet tu dirbi su visai kitokio lygio projektais, kurie yra labai dideli, jie yra visokio pobūdžio, komerciniai, nuoma ar nevystimas, turi tos patirties tame. Ir dar ką aš girdžiu, kad na tave žavi dydis, masteliai, ar ne? Nes mastelis, tą žodį jau turbūt tu šiandien pasakai 3 kartą. Ar tai yra kažkokia asmeninė ambicija daryti didelius daiktus, daryti reikšmingus sandorius? Turbūt yra, galvoju, kad turbūt yra.
Niekada apie tai negalvojau iš tikrųjų, bet matyt, kad taip. Man norisi, kad matytus. Aš kažkada galvojau apie save kaip apie, tam tikrą prasme pardavėją, ne, kad, man patinka daryti pardavimus, ne. Bet ar aš norėčiau pardavinėti, pavyzdžiui, tušinukus kokius nors, ar ten pieštukus, turbūt ne, nes, ta prasme, nei pats produktas man įdomus, nei tu kažką gali matyti, o čia tu realiai matai ir gali kažką pagerinti, nes su to NT vėl, tai nėra tik Excelio lentelės pirkimas, ar ne, kad kiekvieną kartą tu žiūri ten kažkokį pastatą, objektą, ar ne, ir galvoji, ką gali padaryti geriau, ar ne, gal kažkokius nuomininkus pakeisti, gal kažką papildomai pastatyti, gal kažką pervestyti, gal tiesiog perkiluoti, o gal čia yra ne rinkos nuomos kaina, tai tiesiog ieškoti būdų tai nuomos kainai pakelti, ar ne, man toks yra tam tikrą prasme norisi padaryti kaip galima geriau ir tada aš būnu patenkinta. Tu kaip tikra matematikė esi nuolatinėje proto mankštoje. Iš to, ką aš girdžiu. Pasikalbėkime, Viktorija, šiek tiek apie tavo asmeninį investicinį portfelį. Prieš kurį laiką mes toje pačioje konferencijoje abi skaitėm pranešimus ir man buvo labai įdomu išgirsti tavąjį, kurio metu tu labai atvirai pasidalinai savo investiciniu portfeliu. Ir jame yra ir akcijos, ir fizinis nekilnojamasis turtas, yra ir fondų vienetai, yra ir tos pačios šaltinio finansavimo platformos žaliavos ar ne auksas, tai yra meno kūriniai. Turto klasių iš ties yra nemažai. Kaip jūs apsprendžiat, kaip tos investicijos pasiskirsto portfelyje? Čia istoriškai susiklosto. Čia vėl dabar disclaimeris, ne, kad ten pristatinėjau ne savo portfelio, o šeimos, ar ne, nes realiai mano vyro uždirbtas kapitalas yra gerokai didesnis negu kad mano uždirbtas, ar ne, tai, kaip sakyt, tos laisvės daug suteikia realiai vyro užnugaris, ar ne, aš galiu gyventi iš to, ką pati uždirbu, ar ne, bet kad vaikai galės gerai gyventi, tai čia jau vyro nuopelnas, ne mano, ar ne. Tai realiai tikros investicijos, tas, kur mes priminėjom sprendimus, tai tada nebūtų taip platu, ar ne, bet akcijos tai yra mano įmonės, vyras turi įmonės, kurioje jisai dirba, ar ne, o investicija į fondus tai turbūt yra irgi labai natūrali. Jeigu aš vadovauju įmonėje valdančiai fondus, ar ne, tai aš ir renkuosi fondus, kuriuos tikrai gerai pažįstu ir kur žinau, į ką investuoja ir kodėl investuojam, ar ne tenai. Ir vėl, ir tai yra tam tikras pliusas investuotojams, kurie su mumis ateina, ar ne, kad aš irgi rizikuoju savo pinigais, ar ne, tai tie fondų vienetai, tiesiog natūraliai, negali, jeigu pats tiki tuo, ką darai, tai negali neinvestuoti, ar ne, manau, kad tas skin in the game turi būti. Žinai, čia yra labai įdomu, tu paminėjai, kad tai yra, sakykime, jūsų šeimos investicinis portfelis. Taip. Kada namie yra profesionali turto valdytoja, man labai smalsu, kas priminėja sprendimus. Nes, aš tikiu, kad vis tiek turėtų kilti namie aštrių diskusijų, jeigu nuomonės išsiskiria. Kas yra tas žmogus, kuris priima lemiamą sprendimą? Bet mes turbūt bendrų sutarimų daugiausiai darom, kad jeigu kažkuris vienas sako ne, tai priimi kaip veto, ne, kad iš principo tada geriau nedaryti. Ieškom kitų opcijų tuomet? Tada ieškom kitų opcijų, jo, iš tikrųjų, nes realiai mes turim skirtingą požiūrį su vyru, pavyzdžiui, skolą, ne, realiai, kai perki NT, man yra natūralu bent pusę pinigų pasiskolinti iš banko, nes savo tą kitą pusę gali padėti kažkur kitur. Mano vyrui dažnai atrodo, kad nereikia skolintis, kad geriau iš savo ir kad iš vis tų paskolų geriau yra neturėti. Tai man dar yra noras uždirbti kuo daugiau iš to, kaip sakyti, iš tos investicijos, ar ne, mano vyrui atrodo, kad geriau, saugiau, kad ir mažiau, ar ne, tai mes turim tų diskusijų, bet randam tos kompromisus, kaip sakyti, tikrai ne taip jau sunkiai. Bet aš dar noriu šiek tiek sugrįžti prie tos temos, kuri, manau, yra įdomi, iš žmogiškosios pusės. Tai yra jūsų šeimos investicinis portfelis, kaip ir minėjai, sprendimus jūs vis tiek priimat kartu, kartais tos nuomonės nesutampa, būna nepatogių pokalbių ar ne, bet produktyvių tuo pačiu. Lietuvoje kažkaip, yra priimta dažniausiai, kad šeimos finansus valdo vis tik vyrai. Ką tu pasakytum to moterim, kurios, norėtų irgi tame dalyvauti, bet vis dar negauna vyro pritarimo? Arba jų žodis dar vis yra neišgirstas? Tai man atrodo, pirmiausia, reikia domėtis, ar ne, ir tada turėti argumentus, nes tik tai pasakyti, kad aš noriu čia ir ten princesė, ne, ta prasme, tai ne variantas, bet jeigu tu turėsi argumentus, tai man atrodo, nėra skirtumo ar moteris ar vyrus, ta prasme,
visi apie tai, gali diskutuoti, ar ne? Nemanau, kad vyras sakys, kad nieko čia nesupranti, arba, jeigu tu sakysi, aš skaičiau ten, pasilyginau tą, pasilyginau aną, šnekėjau su tuo, šnekėjau su kitu ir mano išvada tokia. Tu esi puikus pavyzdys, kaip svarbu yra domėtis, kaip svarbu yra siekti, kaip svarbu yra turėti tą savo žodį, ar ne, ir apskritai, kalbant apie moterų įsitraukimą į šeimos finansų valdymą, man pačiai tenka pastebėti, kad ta proporcija, kaip ir yra aiški, ar ne? Vis tiek šiandien pagrindinius sprendimus dažnam namų ūkyje, kurie yra susijęs su finansais, vis tik priima vyrai. Tai mes moteris turim kur pasitemti ir manau, kad abi esam pakankamai puikus pavyzdžiai. Aš nežinau, aš tai niekad nesijaučiau skriaudžiama vyrų. Kažkaip, man kartais net atrodo, tos temos gal per daug užaštrinamos. Ta prasme, kad jeigu tu esi savo srities profesionalas, gal taip, gal yra kažkokių ten šiek tiek sudėtingesnių, nežinau, etapų arba kažkaip, bet man atrodo, kad tiek tie gali. Realiai moteris gal pačios savim per mažai tiki ir tada kaltina vyrus, kad jie jomis netiki. Bet jeigu tu pati savim tiki, tai viskas gausis ir viską padarysi. Realiai, to pasitikėjimo gal šito kažkaip reikia mokytis ir mažiau bijoti realiai. Aš labai pritariu tam, ką tu sakai ir man atrodo, kad svarbiausia savęs yra nepastatyti kažkokią aukos poziciją, ne žodžiai su darbais, ar ne? Taip. Tai kalbant toliau apie jūsų šeimos investicinį portfelį, tu prieš keletą mėnesių esi užsiminusi, kad rizika mūsų regione, pavyzdžiui, Baltijos šalyse, tau yra pakankamai primtina ir tu nesiruoši šiai dienai čia nieko parduoti ar labai kažko keisti ir tu esi tas žmogus, kuris, pažįsta tą rinką iš vidaus ir labai giliai ir gerai ją pažįsta ir tavęs negazina dabartiniai nekilnojamo turto rinkos kažkokie stabtelėjimai, ar ne? Tai aš manau, kad mes abi sutiksim, kad tas pelningumas Baltijos šalyse, jisai visada buvo aukštesnis negu vakarų Europoje. Tai mano klausimas tau yra, ar ta pelningumo galimybė ir yra tas pagrindinis variklis, dėl kurio, nesat nusiteikę judinti kažkokių savo investicijų čia? Ne tik, labiau gal žinojimas ir informacija, kurią turi, ne, nes nueiti į kitą rinką, ar ne, nėra taip visai paprasta ir nėra visur ten ta žolė žalesnė, kaip iš pradžių gali atrodyti. Aš irgi turėjau, kaip sakyt, karo pradžioje, ar ne, tikrai važiavau į Ispaniją ir tikrai buvau nusteikus pirkti butą. Dar vienas draugas sakė, pamatysi, apsigalvosi, sakau, ne, mes priėmė sprendimą, mes pasiskyrę biudžetą, aš varau į Ispaniją, ieškau tenai, nusipirkti butą. Tai aš tikrai pražiūrėjau ten nemažai tų turtų, prasidomėjau ten įvairiausiais variantais, ką galima nuomoti, ko negalima nuomoti, kokie mokesčiai ir taip toliau. Ir tikrai grįžus praėjus kažkuriam laikui, tu supranti, kad ten tų rizikų yra krūvos. Ta prasme, kad tikrai reikia labai daug visko išsianalizuoti ir tada, kai pradedi galvoti, ar aš ten norėsiu skraidyti, ar aš ten norėsiu būti, jeigu nuomosiu, tai kaip ten nuomosiu ir tada tu supranti, kad ten tos grąžos visai nebelieka, pats tu ten gyventi, nei tu ten nori atostogauti, tokių daug labiau argumentų, kodėl ne. O čia tos investicijos ant vis tiek jos atrodo, kad tu žinai, į ką investuoji, žinai, ką darysi, aš esu turėjus ir blogų patirčių, ne, kad kažkas atsitinka. Tarsi nebūna taip, kad tu nusipirkai Excelio lentelę, čia tai bankininkai mėgsta sakyti, puikiai Excelio lentelę perkam ir taip viskas ir bus. Taip nebūna. Ta prasme, realiai, kad tu turi, nežinau, butus nuomoja, ne, tai turbūt supranta, kiek tai yra darbo. Tai kažkas sulūžo, tai nuomininkas išsikraustė, tai ten kažką sulaužė ir to administravimo tikrai rūkio yra. Tai čia yra turbūt, kad šitoj rinkoje tu jautiesi saugiau, tu žinai įstatymus, tu žinai, kas gali blogo nutikti, turi planą B, ką darysi, jeigu nutiks. Tiesiog esi šalia arčiau ir daugiau turi informacijos. Bet tu dirbi irgi su ta investuotojų kategorija, kurie gali sau leisti greitai pirkti turtą užsienyje. Ir tikrai aš praėjusią savaitę konferencijoje abi girdėjom tą patį pranešimą, kuris prasidėjo su pakankamai ironišku klausimu auditorijai. Tai ar jau visi nusipirkot butą Ispanijoje? Ir auditorija pradėjo garsiai juoktis, nes turbūt didžioji dalis žmonių save identifikavo, nes tą butą jau nusipirko. Ką tu pasakytum tiem žmonėm, kurie galbūt vis tik bijo to mūsų agresoriaus kaimyno ir geopolitinė situacija skatina galvoti apie investicijas užsienyje? Aš tai sakyčiau, pirkit, jeigu nusipirkat psichologinį saugumą, ne, jeigu jums yra ramiau, tai ir pirkit. Ta prasme, viskas okei, čia tas pats iš tos srities, ar tave džiugina ar nedžiugina, ne, jeigu tu būsi ramesnis ir tau yra geriau, tai aišku, kad pirk. Ar dabar reikia viską parduoti čia 100% ir viską perkelt kažkur kitur, manau, kad ne, bet diversifikuotis, ta prasme, tai yra, nežinau, turbūt pirma investavimo taisyklė, ne, kad nepadėk visų kiaušinių į vieną ten pintinę. Tai
kažkiek tų investicijų užsienį labai gerai, jeigu tu jų turi, bet gal nereikia jų daryti 100%, gal užtenka 20%. Ta prasme, kad jeigu tikrai bus kažkas labai blogai, tai tada užteks tau ir to 20%, ar ne? Bet jeigu tu viską iškeli iš čia, tai mes patys tada sužlugdysim savo šalį, net nereiks niekam ateiti, ne? Jeigu mes čia viską visi... Čia labai teisingas pastebėjimas. Bet tu nekilnojamo turto užsienyje Ispanijoje nenusipirkai, kaip žadėjai. Tu šiandien jautiesi čia emociškai, psichologiškai saugi? Tu drąsiai investuoji čia? Taip. Nesakau, kad nežiūrim nieko, ar ne? Ta prasme, yra ką pasidairom, bet tada tai turi būti labiau gal kaip investicija diversifikacijos prasme, negu kad psichologinis saugumas, ar ne? Čia labiau iš tos pusės. Bet čia, kad kažką ketintumėm parduoti, išsitraukti, ne. Mes pasikalbėjom, ar ne, apie galimybę investuoti užsienyje, apie skirtingas, tas investicinės kryptis ir vis tik matom, kad didžiausia portfelio dalis yra nekilnojamasis turtas, viena ar kita forma. Žinai, kadangi tu esi ir mūsų platformos investuotoja tame tarpe, žinai, klausantiems žiūrovam gali būti pakankamai neaišku. Kodėl žmogus, profesionalas, kuris, turi prieimą ir prie taip vadinamųjų neprieinamųjų fondų nekilnojamo turto, dar investuoja ir per platformą ir paliečiant tą pačią diversifikacijos temą, vis tiek diversifikuoja per tą pačią turto klasę. Ar gali paaiškinti savo sprendimą? Galiu drąsiai, realiai, nes yra laiko dar klausimas, ar ne? Tai fonduose, aš esu investavusi į Real Estate Fund, tai yra į komercinį fondą, ar ne? Ten pinigai yra užrakinti 5 metus, gali tą savo dalį nori didintis, nėra problemų, bet yra pinigų, kuriuos tu, tarkim, sukaupiai ar ne, turi laisvus, bet tu juos turi laisvus metam, o gal 2, o gal po to esi kažką suplanavęs, ar ne? Tai šiuo atveju platformoje, konkrečiai jūs, ar ne, aš radau produktą, kuris man atrodo labai geras ir man labai tinka laikas ir labai tinka palūkanų dydis, ar ne, ta prasme, kad iš principo atrodo saugus, geras daiktas su įkeitimu, ar ne, kur vėl aš žinau, kad pačiu blogiausiu atveju, tai taip, kaip ten viskas apskaičiuota, man atrodo labai racionalu ir labai saugu. Ir trumpam laikotarpyje man tai atrodo, kad yra labai gerai. Nematau net didelio skirtumo su obligacijom šitoje vietoje, kurios yra su įkeitimu. Ne? Ta prasme, taip yra niuansų, bet esminiai, pagrindiniai, ta prasme, labai panašus. Žinai, man labai įdomu, nes ir manau, kad tai yra labai naudinga, nes tu gali matyti, tu matai abi pusės kaip profesionaliai investuotoja, tiek kalbant apie sutelktinio finansavimo platformas, tiek kalbant apie profesionaliems investuotojams skirtus ar ne fondus. Ar tu gali pasidalinti su žmonėmis, kurie galbūt galėtų save identifikuoti, kuris produktas kada jiems yra labiau tinkamas, nes tu naudoji juos abu. Galbūt yra žmonių, kurie turi kažkokią reikšmingą santaupų sumą ir nežino, kuris produktas ir kada jiem labiau tinka. Nes, viena tai yra terminas, kaip tu sakai, ar ne, 5 metai. Ar yra tų privalumų, trūkumų daugiau, pagal ką jie galėtų save identifikuoti? Grąža irgi lygiai taip pat, ar ne? Aš fonde tikiuosi uždirbti daugiau, negu kad iš fiksuotos grąžos produkto, ar tai būtų obligacijos, ar tai būtų jūsų paskolos, ar ne, platforma. Tai fonde mes suskaičiuojam tas grąžas didesnės, čia vėl klausimas, ar jomis tiki ar netiki ir koks tas skaičius finale bus. Nes jos nebūtinai ir gali būti tokios, kurios nebūtinai būti, taip, bet čia vėl yra, kaip sakyti, vertinimo metodikos klausimas. Ar ne, mes esam labai konservatyvus ir labai galvojam apie įvairiausias rizikas ir kaip mes jas spręstumėm, ar ne? Tai realiai kartais tikrai tų rezervų susidedam pakankamai daug, kad tau sunku kažką nupirkti pasidaro, ne? Nes nebekonkurencingas tampi. Tai šitoj vietoj, kas liečia investicijas fonduose, tai yra tikrai labai konservatyvus priėjimas prie investicijų. Tai taip, ten aš grąžos tikiuosi didesnės ir ten yra ilgesnė distancija. Čia yra fiksuota labai aišku, kada tu gausi, kiek gausi ir yra trumpesnis terminas. Tai reikia ir tokių turėti, nes... Man, žinai, labai smalsu paklausti tavęs kaip profesionalios investuotojos, kurios patarimu galėtų pasinaudoti ir ta plačioji publika. Kur, pavyzdžiui, kada tu investuoji, ar ne tik fonduose, ir per platformą, kaip profesionaliai, ką tu patartum žiūrėti žmonėm? Kas yra tos, tie skaičiai arba tie rodikliai, kurie tau padeda įvertinti, projektas yra geras ar negeras? Galbūt ir net nebūtinai platformai, galbūt bendrai, kas tiktų ir platformai, ir fondų atveju.
Čia apie platformą tai vis tiek daugiau šnekam apie gyvenamą būstą, ar ne? Fonduose mes turim įvairių produktų, turim ir gyvenamą, ir komercinę, tai gal aš apie gyvenamą tada daugiau kalbėsiu. Tai turbūt pirmiausia, koks projektas, ar ne, tu pasižiūri, kur jisai yra, kokia jo yra pardavimų kaina, ar tu ją tiki, ar ne, nes vėl, jeigu mes turim nežinau, naujininkose butus po 10 000, ta prasme skamba kaip nesąmonė, ne iš karto. Gal tai kažkada. Aš kraštutinumai sakau tam, kad visi suprastų, ne, bet jeigu tai yra senamestis ir, nežinau, 5 000 ar ten 5,5, tai sounds visai, kad, visai normali kaina, ne, kad už tiek butus turėtų nupirkti. Tada vėl pasižiūri, kokia yra rinka, perka, neperka, kokios yra statybų kainos, ar ne, ir kaip investuotojas tu turi žiūrėti, kokios yra užtikrinimo priemonės, ar ne, ar yra kažkokios tai garantijos iš to, kam tu to savo pinigus patikė, ar ne. Bent jau track rekordas, patikimumas, reputacija, tai čia jau turėtų būti būtinai, ar ne, nes kitu atveju manau, kad sudėtinga, bent jau aš tai nesuprantu tada tokių investicijų, kur, jeigu, kaip sakyti, yra blogų patirčių, ar ne, ir toliau kažkas investuoja. Ir tada užsiskolinimo lygis bendrai kažkoks, ar ne, kiek, sakykime, ar... Kaip tu manai, kiek yra saugu paskolinti projektui? Pavyzdžiui, jeigu kalbėt apie platformą, jeigu platforma sakytų, skolinam 80% nuo turto vertės, tau būtų ok, ar jau nebe? Turbūt nebe, tik tai dar pažiūrėčiau, koks turtas ir kokia ta vertė, nes vėl su verte yra tam tikrų manipulacijų, ar ne, kur ta vertė gali būti tokia tikrai labai popierinė, gali būti labai labai reali. Tai jeigu jinai labai reali ir aš ją tikiu, tai man nieko tokio. Ne, jeigu aš tikiu, kad ta vertė tokia yra, tai vadinasi net ir tas 80% pakankamai saugu, ar ne? Ta prasme, kad vis tiek, čia nežinau, ar geras žodis, bet išsiviniosi, ne? Bet jeigu tai yra koks tarp 50-60, tai mano manimu tai yra tikrai saugu ir yra pakankamai rezervo, tam, kad tu jeigu tu esi su pirmų įkeitimu, ar ne, kad jaustumės saugiai. Atrodo, mes sėdim su tavim, kalbam, man viskas aišku, tau viskas aišku, bet kartais paprastam žmogui, nėra taip aišku. Kartais pačiai irgi bendraujant ir girdint kolegas bendraujančius su investuotojais, su smulkesniais investuotojais, tu girdi, kad kyla tokių klausimų, kad ir lokaciją kartais įvertinti sunku. Ką galime vertinti, skirtumą tarp Mažeikių ir Vilniaus pagal dydį, ar ne, kartais. Jau rajonuose, jeigu esam ne iš to miesto, irgi gali būti pakankamai sudėtinga. Aš visą laiką sakyčiau, kad turbūt reikia būti smalsiam ir uždavinėti, kaip galima daugiau klausimų ir žiūrėti, nepriklausomai nuo to, per kokį tą investicinį instrumentą tu investuoji, kaip su tavim komunikuoja, ar tu gauni atsakymus tos savo klausimus, ar ne, nes vėlgi, fondas fondui nelygus, platforma platformai nelygi, tai kaip tu ir kalbėjai, apie tą pasitikėjimą, kada gali užmėgsti kontaktą, kada gauni laiku atsakymus į savo užduodamus klausimus, tai tas smalsumas yra būtinas. Vėlgi dabar bendraudami su investuotojais ir iš savo pusės matom, kad yra tas poreikis įdarbinti savo pinigus ir kartais paskubam, nueinam su ta visa mase, nepaklausom savęs, tai šiek tiek neskubėt priimt tos investicinius sprendimus, vėlgi Kartais nebūna laiko, tarkim, obligacijų kokia nors emisija, jinai yra, pavyzdžiui, ten savaitę ar 2, tai arba tu priimi sprendimą eiti, arba ne, arba tiesiog pavėluoji. Tai čia šitoj vietoj bet jeigu tu jauti, kad labai... trūksta tau šiandien žinių, kad tu galėtum tai gal geriau objektyviai. Gal geriau tada palauk, bet čia kaip sakyti, sunku pasakyti. Bet džiugu, kad tu kaip profesionali investuotoja sakai, kad platforma nėra neprestižas investuoti profesionalai. O čia taip sako kažkas? Esam girdėję įvairių. Nežinau. Man atrodo, kad jeigu gali uždirbti pinigus, tai kodėlgi ne? Kas yra tos raudonos vėliavos, kada tu vertini nekilnojamo turto projektą, ar tai būtų per platformą, per fondą, kita forma, sakytum, kad tai yra raudona vėliava, dėl ko aš nedalyvausiu šitame projekte, arba dėl ko jis man yra nepatrauklus? Ką galėtų pasimti žiūrovas iš tavo patirties? Vėl turbūt, jeigu apie komercinį turtą šnekam, tai nuomininko įsivertinimas ar ne, rizika, kad jis tikrai bus, kad jis tikrai mokės, kad jis neturės skolų, kad nebankrutuos ir taip toliau. Vėl čia turbūt pinigų kilmė, ar ne, jeigu jinai yra rusiška, tai matyt, kad iš karto blokas. Techninė būklė gal vėl, jeigu yra kažkas, kas neįmanoma sutvarkyti, arba dokumentai yra kažkokie kreivi, nežinau, ta prasme, galbūt kažkoks leidimas gautas nelegaliai. Bet pakankamai nemažai turbūt, tik tai klausimas, kiek tu giliai tos atsakymus gali gauti ir kokio gilio tą auditą tada turi pasidaryti. Jeigu konkrečiai turtą pirki stovinti, tai aišku pasidarysi, bet jeigu tu investuoji ar per platformą, ar per fondą, tai turi pasitikėti, kad ten žmonės dirbantis tą pasidaro ir pasižiūri. Tu
pasakei tokį kertinį žodį pasitikėjimas. Ir pasitikėjimas turbūt investavimo pasaulyje, nors mes viską sveriam ir skaičiuojam, matuojam 9 kartus 10 kartą kerpam, bet tas pasitikėjimo faktorius jisai yra labai svarbus. Ir rinkoje tikrai šiandien yra labai daug investavimo gurų. Vieni jie verti to gurų titulo, kitiems galbūt tik jo dar reiktų pasistiepti. Kaip žmonėms nepasimesti? Kur tu investuoji tokiu principu, kada labiau pasitikė kitų patarimais priimant sprendimą? Tai yra, mes esam davę paskolą vienai, nežinau, čia įmoniai galima tai pasakyti, ar ne, kur tikrai apie verslą mano vyras dar kažką supranta, aš tikrai ten labai mažai suprantu apie vidinę virtuvę, bet yra pasitikėjimas žmonėm. Tai vat yra tokių, kur tu žinai mažiau, bet pasitikė komanda, žinai žmonės vertybiškai ar ne, kad nesi priskaitęs straipsnių milijono, kaip ten ką negerai padarė, ne, tai vat yra, kur tikrai yra investuoji, nes pasitikė. Aš vienoje konferencijoje girdėjau nekilnojamo turto vertintoją sakantį, kad jisai neplanuoja investuoti užsienyje, nes jeigu daugeliui atrodo, kad tai yra kaip galimybė, jis mato kaip riziką, investuojant su rizika, kad neišmano tos rinkos ir turėtų investuoti tik tai pasitikėdamas užsienyje esančiais konsultantais. Pasitikėti turi, bet turi ir išsianalizuoti. Tarkim, mes irgi savo fondų valdymo įmonėje svarstom dabar daryti produktą, ar ne, NT vakarų Europai. Bet tik Ispanija, tai nėra burtažodis, ne, tu turi tą rinką išsityrinėti, nes yra teisiniai klausimai skirtingi, mokestiniai, pati rinka yra visiškai kitokia. Tai ar tu Vokietija ims, ar tu Ispanija, ar Prancūzija, nežinau, bet ką. Tu turi ne tik pasitikėti, ne, bet dar turi ir išsianalizuoti ir užduoti klausimus. Čia, kaip tu ir sakei, smalsumas, ne, tu pasme, kad turi vis tiek pamatuoti. Ne? Bet žinai, aš pati dabar rinkoje matau ir per mūsų investuotojų prizmę, ir per artimų bičiulių, pažįstamų, kurie turi sukaupę kapitalo, ieško nuolatų investicinių galimybių ir irgi, vėl sugrįžtant prie tos užsienio tematikos. Jie pasivaikšto, pasidomi, pasikalba, apsuka tą ratą ir grįžta. Ar daug yra tų galimybių šiandien investuoti užsienį? Nes, neretu atveju, tai mes kaip investuotojai neturim to lūkesčio labai jau susimažinti grąžą vien dėl to, kad diversifikuojam per geografiją. Tos grąžos tai mes vis tiek tikimės, apčiuopiamos ir jaučiamos. Ką tu matai rinkoje šiandien? Aš matau iš tikrųjų, kad pinigų iš Lietuvos tikrai išplaukia, ar ne, ir tų investicijų užsienį, ir tų galimybių yra. Bet čia vėl, kokio kalibro mes investuotojų šnekam, ar ne, mažesni turbūt gali pirkti įmonių akcijas, kurios yra ne Lietuvoje, ar ne, yra platformų daugybė, kur tu gali pirkti, parduoti, ar ne, laikyti įvairias akcijas. Yra bankų, kurie priima klientus ar ne, kurie yra nelietuviški, tarkim Šveicarijoje, ar ne, ir tu gali atsidaryti ir sąskaitas ir pirkti jų produktus. Tai tų galimybių yra, tik tai jų paieškoti turbūt reikia ir noro turėti. Bet šituo atveju... Bet tu daugiau kalbėjai apie, ir mano pavyzdys buvo gal labiau link to, kad apie didelį investuotoją. O ką daryti tam paprastam žmogui? Ne, tai tu Interactive Brokers gali atsidaryti ir 100 eurų investuoti. Nereikia tau būti dideliam. O ką jam pirkt? Kaip jam išsirinkti? Kažkokias. Vat kaip išsirinkti, tai domėtis. Čia tas smalsumas tikrai svarbus. Už tai ir sakau, kad tai nėra visai nedarbas, ne, kad tu tiesiog, nes kitu atveju, jeigu tu nesidomi, tai yra loterija, ne, arba tu pataikysi, arba ne. O trupučiuką pasiskaityti, trupučiuką pasigilinti. Bet žinai, šiandien turėjau pokalbį su vienu, kad ir dideliu investuotoju, kuris istoriškai investavo nekilnojamo turtą, pirko nemažai obligacijų ir jisai sako, man dabar turto valdytojai padeda formuoti akcijų portfelį. Aš ten nieko nesuprantu. Man yra taip sudėtinga, nors aš esu perskaitęs visas galimas knygas, esu buvęs įvairiuose mokymuose, man yra sudėtinga, aš priimdamas sprendimą savimi nepasitikiu. Tai man atrodo, kad vis tik jeigu mes einam link to, kad investuoti turbūt reikėtų ir geresnė diversifikacija būtų tada, kada investuojam į tai, ką suprantam, tai galbūt kartais pirmas dalykas, turėtum susirasti tą investicinį partnerį, kuris, jeigu tu nenori aktyviai dalyvauti veikloje, nenori prisimtų investicinių sprendimų, būdamas neužtikrintas, turi turėti partnerį. Ar tai turto valdytoja, jeigu esi profesionalus, didelis, stambus investuotojas, ar tai yra platforma, ar tai yra kažkokį patarėją finansų ar nesmeninį, kuris tau galėtų patarti, netgi jeigu tu jam už tai susimokėsi, kaip pavyzdys, ar ne? Bet labai svarbu turbūt ir ta geresnė diversifikacija, galbūt, ką tu manai, gal yra netgi 5 projektai, kuriuos tu gerai supranti, gal kartais net į tą pačią turto klasę, negu 5 skirtingi instrumentai, apie kuriuos tu,
net platesnės diskusijos negali palaikyti. Bet čia vėl, jeigu, kaip sakė, jeigu tu pasirenki kažkokį family office arba patarėją ir jis turi gerą track recordą, net, ta prasme, kad tai yra patikrintas ir rinkoje ilgai veikiantis. Ir su sąlyga, kad turi 125 tūkstančius eurų. Net nebūtinai, ne? Tai turbūt, kad jeigu tu turi labai mažą portfelį, tai arba jisai su tam nedirbs, arba tau tiesiog jo konsultacija bus per brangi, ar ne, tu tiek neuždirbsi net, kad kiek susimokėsi. Tai va čia tikrai yra profesionalių žmonių, analitikų, kurie gali pagrysti, kodėl rinkosi vieną ar kitą. Aišku, riziką vis tiek tu prisiemi, bet tas padiversifikavimas labai svarbus yra. Man atrodo, kad yra vienas iš variantų, kad jeigu pats nenori analizuoti ir gilintis, tai pasitikėt tuo, kas analizuoja ir gilinasi, bet aišku pasidaryti namų darbus, tada atsirenkat tą partnerį. Ne? Tai tų namų darbų vis tiek reikia, tik tai ar tu atsirenki investiciją, ar tu atsirenki partnerį, kuris tau atrinkinės investicijas. To partnerio vėl yra esmė turbūt išklausinėti, kiek tu rizikos toleruoji, ko tu iš tikro nori, koks tavo yra tas galutinis tikslas, ar kažkoks tai procentinė grąža, ar kažkoks sukaupimas, kaip tu sakei, ar ne, po X metų tokiai sumai ir pagal tai tada dėliotis. Bet tai, ką tu sakai, tai yra daugiau skirta tam stambiam investuotojui, tai yra puikus būdas jam, nes jam yra daugiau tų investicinių instrumentų prieinamų. O jeigu tu save įstatytumi to kito paprasto žmogaus batus arba į šeimą, kuri uždirba vidutinį atlyginimą, nori pradėti investuoti, nuo ko tu siūlytum jam pradėti? Kur jam to pasitikėjimo, investicinio partnerio, žinių, drąsos, kur jam jų ieškotų? Jeigu tu būtum tokioje pozicijoje, ką tu pasirinktum? 3 investicinius instrumentus. Paskaityčiau spaudoj pirmiausia, ar ne, nežinau, renkamės Riongeną ne vieną, kitas platformas pasižiūrim, nužiūrim, kokia ta reputacija, pasiklausinėjai draugų, ar visada gražino, ar laiku gražino, ar buvo kažkokių tai, nežinau, negražintų atvejų, arba jeigu jie buvo, tai kaip elgėsi, kaip komunikuoja, kaip atsako. Pabandykim pamodeliuoti. Pasirenkam vieną platformą ar ne, vieną investicinį instrumentą turim. Kur mes dar galim, būnant paprastų žmogumi, diversifikuoti savo portfelį? Sakau, gali pirkti akcijas. Gali turbūt ETF-us? Gali ETF-us pirkti, gali užsiregistruoti, nežinau, kažkuriam iš bankų ar ne, ir tenai pirkti irgi mokant visai nedidelius. Ir sumos labai prieinamos, nuo kurių gali pradėti investuoti. 100 eurų ir tikrai gali, net ir 50 gali, ir gali rinktis įvairiausius instrumentus. Yra tikrai paleista, kaip sakyt, įvairių, nežinau, čia robotais, kaip juos pavadinta, ne, kur tu atsakai klausimus nuoširdžiai, ne, investavę 100 eurų, jeigu praleisi 20, ar jau verksi visą naktį, ar taip galvosi, kad, nepajaučiau. Ne tragedija, ne, tai jeigu tu tuos klausimus nuoširdžiai atsakai, tai tau padeda pasirinkti. Tai tikrai tų variantų yra realiai. Žinai, kalbant dar apie tą patį nekilnojamą turtą, ar ne, iš tos srities, iš kurios abi mes esam, man teko matyti statistiką visai neseniai, kad 94% namų ūkių turi nuosavą nekilnojamą turtą. Lyginant su visom vakarų valstybėm, apskritai Europoje mes esam patys pirmieji, procentas yra labai didelis. Tai turbūt mūsų mentalitete irgi yra, ar ne? Turėt, kaip tu minėjai, tą tokį, saugumą savo namus. Realiai, taip. Bet kita dalis, iš tų 94% namų ūkių, kurie turi nuosavą turtą, klausimas, kiek iš jų turi dar antrą turtą, ar ne? Tai pavyzdžiui, turtą nuomai. Tu pati irgi turi turto, kuris yra nuomojamas. Ko nesupranta kartais žmogus, kuris galvoja, kad yra geriausia investicija. Nupirksiu nekilnojamą turtą, jį išnuomosiu. Kokių trūkumų jis nemato? Ar tu turėjai kažkokių nebūtinai gerų patirčių? Nes viena tai yra, kada tu gauni srautą ar neišnuomavęs vieną ar kitą objektą. O kokių ten yra iššūkių, kurių žmogus galbūt pirkdamas tą turtą gali nesusimastyti, kad jų ten yra? Tai čia sakau, vienas dalykas, kad reikės dirbti, tai nėra taip, kad išnuomavau ir pamiršau. Tai vėl čia klausimas, ką, jeigu būtą nuomojama ne fiziniam kokiam nors asmeniui, tai ką tam bute gali padaryti, ne? Gali įvairiausių dalykų padaryti, ne? Gali kažką sulaužyti, gali kažką sugadinti, nebūtinai tą dengia depozitas, įvairiausių priežasčių, ne? Net ir bankrotas fizinio asmens gali būti, ne? Tai tu gali ten savo pajamų negauti. Komerciniam turte bankrotas turbūt yra viena iš didžiausių rizikų, be turto žuvimo kokios nors rizikos ar ne, bet vėl žuvimas turbūt gali būti draudžiamas, jeigu tai ne force majoras. Tai bankroto atveju vėl atsiranda rizika net ir tam pačiam depozitui, ar ne, tai aišku, kad būna skolos, iš tos dar depozitą gali išreikalauti, pastatą gali gauti irgi
nebūtinai tokį, kokį atidavė, arba nebūtinai tokį, kokį turėtum atgauti, tai vat gali tekti remontuoti ir daryti. Kalbi taip, tai būtum patyrus savo kailiu. Esu patyrus, tai už tai ir sakau, kad gali būti, tik tai šiuo atveju vėl, kai tu esi šalia ir įdedi pastangų, jėgų ir laiko, tai tu tą gali sutvarkyti. Ta prasme, viskas yra išsprendžiama finale. Įsivaizduok, kiek žmonių dabar turi nusipirkę tą investicinį turto nuomą Ispanijoje. Jeigu tu save įdėtumi to žmogaus batus, kad ta situacija, kuri galbūt įvyko tau Lietuvoje, ar ne, nemaloni, jeigu ji būtų įvykus užsienyje, ar tos rizikos yra dar didesnės? Aš manau, kad didesnės su Ispanijos turtu, man atrodo, kad ten apskritai, jeigu tu jį nuomoji, tai kažin ar ten labai gali tikėtis kažkokios grąžos, nes tą grąžą pasiims turbūt tas, kas administruoja, nes ten schemų yra irgi vėl pačių įvairiausių, kai ieškojau, tai prisiklausiau, ko tik tai netingi. Ir kaip ten kas daro, tai faktas, kad arba turi turėti ten vietininką, kuriam tada moki, ta prasme, tada tu turi psichologinį saugumą, bet kažin ar tu turi grąžą, o jeigu nori abiejų, tai tada ko gero, kad darbo reiks įdėti. Jeigu darbo nenori dėti, tai tada turi atiduoti, patikėti kažkam, kas tą darbą darys ir už tai truputį susimokėti. Kas sumažins tavo pajamingumą, ar ne, dėl kurio mes dažniausiai tą turtą ir perkam. Po emocinio saugumo. Mes pasikalbėjom apie nekilnojamą turtą tavo portfelyje, šiek tiek palėtėm tą akcijų tematiką, kad tu minėjai, jog irgi yra noras ar ne didinti šitą portfelio dalį. O kas yra tos investicijos, kurios tau kaip asmenybei teikia malonumą? Man jos visos teikia, jeigu gaunasi taip, kaip aš planavau arba geriau, tai tikrai mane džiugina. O kur tu lenki, tai spėju apie juvelyriką klausimo, nes čia vėl... Nes aš labai tikėjausi, kad tu atsakysi investicijos į meną. Tai tas menas realiai yra konkrečiai tik juvelyrika. Aš neinvestuoju nieką kitą ten, ar paveikslus, ar skulptūrą, aš nieko nesuprantu. Tame tikrai ir nieko mes nekolekcionuojam šitoj srity, o juvelyrika tai man yra vienas dalykas, kad, ta prasme, širdžiai miela, kitas, kad aš tikrai nemažai suprantu ir vis dar ten yra ką gilintis ar ne, bet tikrai tų žinių yra. Ir plus tu gali tą nešioti ir kiekvieną dieną džiaugtis. Ir tai yra, tam tikra prasme ir investicija, ir dar naudojamas daiktas. Tasme, kad tu realiai tą naudoji, ar ne? Man apskritai atrodo, kad investicijos į meną, ar tai būtų meno kūriniai, skulptūros, paveikslai, kas tai bebūtų, ar tai būtų juvelyrika, žmonėms turbūt tai atrodo dar tamsesnis miškas negu akcijų rinka ir nors tai yra ir miela širdžiai, brangu kišeniai, bet tai yra turbūt labai nelikvidu, jeigu tu tos rinkos nesupranti. Ar investicijos į meną tavo akimis yra kiekvienam? Turbūt ne. Kaip ir į bitkoinus, ne kiekvienam, ne visi jo supranta. Tai ne, tu turi domėtis, turi patikti. Manau, kad tiesiog jeigu būsi, kaip sakyt, neturėsi žinių, nesigilins ir tau neįdomu, tai kažin ar tau labai pasiseks, abejoju. Tada irgi loterija labiau, manau. Bet jeigu yra žmonių, kurie nori pradėti domėtis, jiems patinka estetika, ar ne? Galbūt mes gyvenam dabar tokiam pasauliu, kur ta estetika dažnai ima viršų. Norim gyventi gražiam name su gražiais paveikslais, norim nešiot prabangią juvelyriką, gražią bižuteriją kartais, ar ne, prabangius deimantus, bet nuo ko žmogui pradėti domėtis, jeigu jis nori pradėti investuoti į meną? Tai turbūt reikia irgi konsultantą susirasti, kuris pardavinėja arba kuris renka kolekcijas kažkam kolekcionieriam. Turbūt susipažinti pirmiausia su kitais kolekcionieriais ir iš jų tos informacijos gauti. Pasimatuot, pajaust, ar tai yra iš tikrųjų jiems. O kaip tu pati, pavyzdžiui, vertini kūrinį, kurį tu perki, kad ir tą pačią juvelyriką, kaip tu vertini jo likvidumą, jo vertę? Tai vienas dalykas, kad aš tų papuošalų ir autorių skirtingų tikrai nemažai jau mačius, ne, kad su juvelyrika aš irgi pakankamai daug metų draugauju. Tai vienas dalykas yra, kaip aš vertinu, kitas kaip vertina pasaulis, ne, arba meno kritikai. Tai vėl, taip ir dailininkus, ar ne, meno kritikai kažkuriuos tai iškelia, ne, ir jų ten po kažkokios tai recenzijos kainos pašoka darbų. Tai yra, tarkim, Aleksandras Šepkus, ar ne, lietuviškas vardas, ar ne, kuris yra pasaulinė žvaigždė ir jis yra pripažintas meno kūrėjų, meno kritikų, ne tai, kad aš esu galvojau, ar ne, tai realiai yra ta etiketė jau užklijuota kažkieno kito, aš per savo kailį tą esu patyrus, nes aš jį atstovauju, ar ne, ir užsakinėjau darbus prieš 5 metus, užsakinėjau dabar ir matau, kiek ta vertė, pakilusi yra, kiek jinai keičiasi ir kad tai nėra tik tai medžiagų kainos pasikeitimas, ar ne, tai yra iš principo vardo svoris, ypač po autoriaus mirties, ar ne, ta paklausa padidėjo dar labiau, tai
kaip sakyt, tai va, tu turi argumentus, kodėl ir kad, Aš tavęs kitaip paklausiu. Gerai, paklausk. Ar Šepkaus kūrinys, ar Nvidia akcija? O tu kokius tu nesažiningus klausimus uždavinėjai. Turim mokėti jaustis patogiai nepatogiose situacijose. Jo, bet aš labai retai kada turiu atsakymą tik taip arba ne. Ta prasme, dažnai priklauso. Šepkaus žiedą aš jau turiu, ar ne? Dar turiu svajonę Auskaram. Bet jeigu pirkt akcijas, aš dabar tikrai investuočiau į artificial intelligence, ne? Tai vėl, jeigu šiandien turiu 1000 eurų, net gerai Šepkaus neišeina, už 1000 už 2, sakykime, 2000 turiu, ar ne? Aš turbūt šiandien pirkčiau akcijas ir po to nusipirkčiau žiedą. Ačiū, kad atsakei. Viktorija, mes pasikalbėjom apie tave kaip asmenybę, apie tai, kaip tu pati valdai savo pinigus ir kaip priimi sprendimus tos pinigus valdydama. Aš noriu pasikalbėti su tavim apie tą kitokią Viktoriją, kuri išeina iš namų ir yra moteris valdanti 100 milijonų eurų, yra moteris, kuri valdo kitų jai patikėtus pinigus. Tai apie kaip tu gyveni tame amplua. Jūsų fondai, kaip ir pati minėjai, yra skirti informuotisiems investuotojams, profesionalams, kurie startinė pozicija yra nuo 125 000 eurų. Ne? Ši kategorija investuotojų tikrai yra šiek tiek kitokia negu ta plačioji visuomenė, tiek lūkesčių prasme, tiek profesionalumo prasme, ar ne, investavimo prasme. Jie visai kitaip valdo savo pinigus, uždirba tos pinigus. Ar tau yra sunku valdyti tokio tipažo žmonių kapitalą? Aš didesnį atsakomybę jaučiu, negu kad savo kapitalą valdydama, nes savo tai gali leisti suklysti, o ten nelabai. Tai, kaip sakyt, tiesiog konservatyviau viską žiūri. Bet manęs tai negazina, kad žmonės yra profesionalai. Kaip tik yra su tokiais įdomiau, nes tu pats augi. Pasme, kad tu gauni klausimus, ne visada tu žinai atsakymus, bet tu jų ieškai, randi ir gebi pateikti. Tai aš pati tobulėju labai stipriai. Aš kodėl klausiu, nes man ir pačiai labai buvo smalsu išgirsti savo atsakymą, nes kada aš, pavyzdžiui, prisijungiau prie Rangeno komandos, aš puikiai pamenu, kada aš pasiūlydavau investuoti savo artimai aplinkai. Žmonėms, kaimynams, kiti iš jų yra ir stambus investuotojai, prireikė laiko tą pasitikėjimą sukurti, bet aš atsimenu, kažkada gavau klausimą, Greta, kaip tu jautiesi, nes jis prisima riziką, tie pinigai gali negrįžti tiek, kiek jų buvo žadėta, kad grįš, ar ne? Vis tiek nėra instrumento, kuris nebūtų susijęs su rizika. Didesnė rizika, mažesnė rizika, ar ne? Ir aš tada susimaščiau ir pagalvojau, kaip aš jaučiuosi. Kartais taip nedrąsiai jauties, ar ne? Bet jeigu tiki tuo, ką darai, jeigu tiki tuo produktu, kurį tu siūlai, ir šitą dalį eliminuojant, vis tiek kartais būna sudėtinga, nesupranti, kokią atsakomybę priimi. Tai daugiau tas klausimas, ar tau nėra sunku valdyti žmonių pinigus, kaip klausimas kaip žmogus žmogui. Nes vis tiek, ta atsakomybė yra tikrai labai didelė. Tai nėra 1000 eurų, tai nėra 10 000 eurų, tai yra tokios sumos, kurios keičia žmonių gyvenimus, jeigu su jomis kažkas atsitinka. Jo, bet čia, kaip sakyti, turbūt bijai vilko nei iki mišką. Aš tik tai taip turbūt galėčiau atsakyti. Tai faktas, kad aš nenoriu, kad kažkas blogo atsitiktų ir darau viską, kad to nebūtų, ar ne? Kad gali nutikti, aišku, kad gali. Bet šitoj vietoj, turi bent jau būti savęs maksimaliai atidavęs. Ta prasme, nežiūrėti aplaidžiai ir kad ten, kai bus, tai bus. Taip negali. Tau aš girdžiu ir pati dabar klausau tavęs ir jaučiu, kad tau savo pinigus atiduoti yra nebaisu, nes matai, kad tu visai savim nebejoji. Ne, tai abejoju, tik tai, kaip sakyt, gal neparodau, gal kad abejoju, bet man atrodo, kad kai žinai, ką darai, kai tiki, ką darai ir kai dedi energiją ir pastangas, tai vis tiek pasidaro. Gal ne taip greitai, gal ne visai taip, kaip tu nori, bet realiai rezultatas būna. Viktorija, kur dabar investuoja tokie dideli fondai, kurios tu valdai? Tai turim kelis skirtingus fondus, ar ne? Vienas fondas yra gyvenamosios statybos vystymas Vilniuje. Tai tas fondas yra 3 metus veikiantis, 3 metai jam yra likę ir šiuo metu platinam ar ne vienetus tų projektų statybai. Tai yra 4 projektai Vilniaus mieste, skirtingos klasės, ar ne, ekonominė, vidutinė, prestižinė, sakykime, gerai diversifikuotas portfelis, ar ne? Tai Vilniaus miestas konkrečiai, tik tai čia.
tą, ką, sakykime, ką daro 30 metų ar ne, ir tikrai žino ir moka statyti, tai manau, kad investuotam yra papildomas pasitikėjimas, kad jeigu per visas krizes išgyveno ir sugebėjo padaryti, tai padarys ir dabar. Tada kitas fondas investuoja į komercinį turtą generuojantį srautą, ar ne, bet į tokį klasikinį, tai reiškia ofisai, prekyba, logistika, lengva gamyba, kuri gali transformuotis, jeigu reikia, į logistiką. Tai čia yra geografija platesnė, investuojam Baltijos šalyse ir Lenkijoje, Slovakijoje, šiaip strategijoje yra centrinė rytų Europa. Tai šiuo metu fokusas yra Lenkijoje, nes tikrai yra labai įdomi rinka ir taip kaip pas mus mažai kas vyksta, tai ten irgi vyksta nedaug, bet ten yra pokyčiai, ar ne, ta prasme, kad pardavėjai reaguoja, keičia kainas, ar ne, pas mus to pokyčio ir reakcijos yra labai nedaug. Tada turime fondą, kuris investuos į amerikietišką fondą, ar ne, kur čia, sakau, čia yra labiau kaip vartai investuotojam, kurie negali investuoti tą fondą tiesiai, nes ten yra dar didesnės sumos ar dar didesnis barjeras įėjimo, ar ne. Tai yra į įmonių akcijas, antrinės rinkos fondas. Ir tada planuojam kelis naujus produktus, ar ne, tai madingas žodis kolivingai, ar ne, tai kolivingus irgi norim daryti Baltijos šalyse ir Lenkijoje, nes Lenkijoje jaučiamės pakankamai stipriai. Neįėjom į tą rinką greitai, ta prasme tikrai užtruko analizė, užtruko laiko, kol pasidarėm namų darbus, bet dabar jau įėjus yra tikrai lengviau šiek tiek su pipeline'u ir su žiūrėjimu, kur tu gali investuoti. Ir aišku vakarai, bet tai yra dėl bendro investuotojų sentimento, kadangi nori tų vakarų, nori Ispanijos, nori Vokietijos, bet vėl, ką mes darom turbūt kitaip, kad nesusižavim tik tai šalies pavadinimu, bet iš tikrųjų analizuojam tą turtą. Ir kai tu supranti ant tai iš esmės, tai tu žinai, ko klausti. Bent jau tu gali labai tiesiai paklausti ir susirinkti atsakymus. Ir tada įsivertinti, ar tai yra okei, tokia rizika, tokia grąža, ar ne okei. Man labai įdomu, nes iš to, ką tu pasakoji, akivaizdu, kad investuoti tikrai yra kur, tik turė ką. Bet kaip elgiasi jūsų investuotojai? Kur tos pinigus šią dieną yra pritraukti lengviau? Ar jie sutinka prisimti galbūt kartais mažesnį pelningumą vardant to, kad galėtų diversifikuoti per geografiją, ar daugiau vis tik mes toleruojam tą namų rinkos riziką, ar ne, dėl kaimyno, dėl geopolitikos, bet siekiam to aukštesnio pajamingumo, nes vis tik galvojam, kad suprantam tą namų rinką, viskas čia bus gerai. Ką tu jauti iš jų elgsenos? Sakyčiau, kad situacija gerėja, gal taip, nes vasario kokį mėnesį man tikrai atrodė, kad viskas, čia Lietuvoje kažką surinkti ir Lietuvoje daryti praktiškai nebeįmanoma, tik tai produktai kažkokie užsienio gali būti įdomus investuotojams. Tai dabar jau atrodo kitaip, dabar atrodo, kad investuotojai pradeda vėl žiūrėti į tą namų rinką iš tikrųjų. Bet kaip įdomu, nes nuo vasario iki dabar, kada mes kalbam, tai nedaug laiko, bet čia turbūt yra keli faktoriai. Turbūt vienas dalykas yra, kad politikų kalbėjimas ar ne, gal tonas šiek tiek keičiasi, kad dabar gal nebėra tiek daug gąsdinimo, kiek jo buvo rudenį ar žiemą, ar ne. Plus įmonėm gerai sekasi, ar ne, tai dividendų laikas, ar ne, kad žmonės gauna papildomos pajamas. Ir vėl gal tada žiūri, kad diversifikuoti, ar ne, kad gal aš kažką įdėjau užsienį, bet gal aš kažką įdedu ir Lietuvoje. Ir jeigu rinktis Lietuvoje, tai kaip ir tu sakėjai, ne, kokią platformą ar kokį fondų valdytoją atsirinkti. Tai yra smagu, jeigu tu turi tą pasitikėjimą, ar ne, ir už tai tą reputaciją ir saugai, ir vertini, nes iš tikrųjų tai yra ilgalaikė distancija, ar ne. Ta prasme, tai nėra, kad aš noriu šiandien išspausti maksimaliai, o tada man nebesvarbu, kai bus rytoj. Man labai svarbu, kai bus rytoj, tai reiškia, ant to ir statai. Vėlgi mes esam, labai priklausomi nuo to, koks yra tas informacinis fonas ir tik tais noris visą laiką žmonėm priminti, ar ne, ir tiek tu bendrauji investuotojus ir aš kiekvieną dieną jūs sutinku tiesiog priminti, kad turim mąstyti kritiškai, kad turim suprasti, kad esam prieš rinkiminiuose metuose, ar ne, ir kad, ta geopolitikos tema jinai yra aštri, jinai yra karšta, tiesiog, nepasiduot gal tam aštriam informaciniam fonui, pabandyti paieškoti daugiau tų šaltinių, pasikalbėti su rinkos profesionalais, ne tik tai, remtis priimant tos sprendimus, ypatingai tokius impulsinius, ar ne, kad viskas bėgu metu perku ir išvažiuoju, bet kad tiesiog
pasidomėti, pasiskaityti, pasiskaičiuoti, pasikalbėti su žmonėm, kurie tikrai supranta, kurie tikrai turi tą irgi savo nuomonę kitokią išreikštą. Tas labai yra svarbu, nepasiduoti tiesiog tam emociniam Čia turbūt reikia tuos du scenarius pasidaryti. Kas jeigu viskas gerai, ar ne, kaip aš čia noriu, ir kas jeigu blogai, ar ne. Ir toks... sakau, jeigu tu nori tą psichologinį saugumą nusipirkti, tai ir nusipirk, ir pasidaryk. Ir tas diversifikavimas iš vienos pusės, manau, kad irgi yra labai gerai. Aš iki karo nelabai galvojau, ne apie investicijas užsienyje. Ta prasme, net temos tokios nebuvo. Dabar mes galvom ir tai yra labai gerai, nes tai vėl yra daug platesni vandenis, daug daugiau pasirinkimų, daug daugiau galimybių. Ir tu vėl mokais ir tobulėjai ir augi. Tai kodėl ne? Bet tas pirkinys turi apsimokėti. Ne, tai turi apsimokėti faktas. Tai sakau, čia, žinai, ne visi pirkiniai apsimoka. Kartais džiugina arba kažkokį tai ten kitą jausmą nepatenkina. Tai aš tikrai nesakau, kad 100% reikia kažką drastiškai daryti. Gyvent planu A, bet turėti planą B, ar ne? Jo. Viktorija, akivaizdu yra, kad tu didžiąją dalim dirbi su to vadinamojo old money, ar ne? Ta kryptimi, kada tu valdai turtingų šeimų, kada jos yra turtingos iš kartos į kartą, ar ne, pinigus, bet pati tu esi, new money kartos atstovė, esat jūsų šeima, ar ne, tą kapitalą yra sukaupusi pati. Ko tu išmokai iš to old money? Ar kažką implementuojat savo asmeniniam finansų valdyme šeimoje? Dar ne, bet pradedam galvot, kad kaip reikės ką daryti, kai vaikai paaugs, ar ne? Dabar tai jie dar maži, bet vis tiek turi galvoti apie tai. Tai turbūt labiausiai. O dėl to, kad aš daugiau su old money bendrauju, tai nežinau, žinok, ar tikrai, ta prasme, tikrai yra daug. Pataisyk mane, jeigu aš klystu. Turiu labai nemažai investuotojų, kur irgi pagal tavo pasakymą gali priskirti new money realiai. O kokie yra skirtumai tarp jų? Ką tu pastebi? Nežinau, ar aš taip galiu iš tikrųjų labai drastiškai sakyti, kad vieni yra tokie, o kiti tokie. Aš irgi nemėgstu tų stereotipinių tokių klijuoti, nes tarp visokių visada yra visokių. Tai yra vieni, kurie labiau nori gal išsaugoti pinigų vertę, jiems svarbu, kad nenuvertėtų, kad tas, kas jau sukaupta, yra nepražūto, ne. Kiti gal yra agresyvesni, nori daugiau uždirbti, bet čia labiau ne nuo to, ar old ar new, ar ne, bet labiau nuo to, kokia asmenybė, ne. Vienam tiesiog yra tolerancija rizikai didesnė ir yra agresyvesnis, alkanesnis, ne, kitas pakankamai nedidelės tos grąžos nori ir jis tada jaučiasi saugiai ir investuoja ten, kur jam atrodo, kad tikrai nepražus. Na, bet tu paminėjai, ar ne, kad iš to old money konteksto pradedi galvoti, kaip šeima pradedi galvoti, ar ne, apie tą turtą, to turto perdavimo galbūt vaikams ateityje. Ir tu kaip, apskritai, aš berods esu kažkur girdėjus tave sakančią, kad tavo akimis geriausia investicija vis tik yra į vaikus. Ir tu kaip žmogus, kuris kreipia tas investicijas ir per savirealizaciją, kaip tu auklėjai savuosius? Nes esi sakius, kad vienas viską taupo, kitas viską išleidžia. Čia praktiškai kaip tu ir sesuo. Panašiai. Čia auklėjimas labai sunkus klausimas, nes mes su vyru kartais turim labai skirtingus požiūrius, ar ne, į tam tikrus auklėjimo dalykus. Nežinau, čia sunku pasakyti būtų, kaip aš juos auklėju. Aš norėčiau, kad jie irgi žinotų, kad pinigus reikia užsidirbti, kad jie ant medžių neauga, nes yra sūnus kažkada sakęs, ten ar turi, ten nežinau, 10 eurų, jam ten grinais gal reikėjo. Tai maždaug turi kortelę, tai kiek ten brauksi, tiek ten joj bus. Tai sakau, ir kortelį yra, tavarsime ribos, kad ten nėra. Bet kiek, tai aš pats stengiuosi jiem parodyti, kaip tie pinigai yra uždirbami, ar ne, tarkim, nežinau, buvom pas draugą skintuogų, ar ne, tai aš sakau, priskinki dėžutę, už skinimą moka tiek, ir tada jie skaičiuoja ir žiūri, akis pastatė, ar čia daug, ar čia mažai, ir ką jie už tai galėtų nusipirkti. Arba ten dukrą pasiemu į galeriją, ar ne, ir sakau, tu ten kažkokį darbelį padaryk, ar ne, jinai konkrečiai bilietus skanavo, kai dariau parodą, ir aš tada įdaviau 10 eurų po ten visos dienos sėdėjimo. Jinai žiūrėjo išpūtus akis ir jai sakė, čia man buvo smagu. Sakau, taip, bet gali būti darbas ir smagu ir tu gali už tai gauti pinigus, bet tu iš tikrųjų man padėjai ir tu padarei darbą. Tai jinai net nenorėjom pinigų, nes jai atrodė, kad čia jai fan buvo pramoga, jo, bet sakau, tu iš tikrųjų uždirbai. Tai stengiuosi mokinti, kad reikia uždirbti ir kad visada kažkas neduos. Ta prasme, kad reikės kažką padaryti. Bet kaip įdomu, nes mes visi turbūt iš vaikystės atsinešam to savo skirtingus įsitikinimus apie tai, kas mums yra pinigai. Man aš puikiai pamenu, jau esu ne kartą sakius, kad tėvai sakydavo, Greta, pinigai ant medžių neauga. Aš visada sakydavau, kad auga, pakelkit galvą, tik tai aukščiau ir pamatysit, ar ne? Faktas, kad
vaikus mokyti reikia pakankamai anksti. Tavo vaikai investuoja, tu jau pradedi juos supažinti? Ne, jie neinvestuoja, jie taupo, ne, jie gauna ten iš močiutės ar ten kažkokių dovanų, tai jie taupo. Kur mes dar mokinamės apie investavimą, tai žaisdami Monopolį. Iš tikrųjų, mano vaikam labai patinka Monopolis, man kartais jau kančia yra įžaisti ir sūnus labai pyksta, nes tipo mama visada laimi, aš tikrai nesistengiu, atrodo, bet kad vis tiek taip kažkaip ten gaunasi. Tai noris jiem duoti tą laimėjimą, kad jie nors kartą pajaustų, kodėl ir kaip, ir bandau aiškinti, kad jūs nusipirkit tą vieną gatvę, nepirkit ten tų visų, kad nusipirkit tų namukų ir kad iš daugiau namukų daugiau ten yra kažkokių, kad daugiau gauni pinigų ar ne, vertintai, kalbam, aiškinau vakar dukrai, kas yra dividendai, nes irgi klausė, kas čia per žodis. Tai paskui sakė, nieko nesupratau. Bet jiem jau, kokiam šius yra tavo vaikai? 8 metai ir 10. Bet jiem jau kyla klausimai, kas yra dividendai, jie apskritai žino tokius žodžius. Tai... Nes girdi, ką tu kalbi, tai vėl, tu nėra taip, kad važiuoji mašiną ir, pavyzdžiui, nesikalbė, ne, tai važiuoji, kalbėsi, ne kažką, tai jie išgirsta ir paklausia. Kada paskatins juos atlikti pirmą investiciją? Manau, kad pakankamai greitai, aš galvoju, kaip sakyt, pas mus mokykloje nėra, vadinkim, galimybės nusipirkti kažką vaikam, ar ne, jie negauna dienpinigių mano vaikai, ar ne, tai jie realiai, sakau, jų tos santaupos yra iš kažkokių dovanų, ar ten kažkokiu tokiu būdu gauti pinigai, tai kai jie pradės gauti ten kokius nors dienpinigius, kai tu galės susitaupyti, manau, kad ir pradės realiai. Tai dukra eis į 5 klasę kitais metais, tai manau, kad ir bus tas laikas, kada galima pradėti jausti, kad iš investavimo galiu. Tu gerai pasakei, kad iš tikrųjų jie yra šalia mūsų, kažkur važiuojant, jie girdi mūsų darbo specifiką, pokalbių su investuotojais ar ne, tam tikrus žodžius ir terminus. Aš pati juokiausi, nes mano jaunesniam sūnui yra 5 metai šiai dienai ir kada baigėsi darželio metai, visą laiką gaunam aprašymus apie vaikus, kuo jie pasidalina, jų džiaugsmai, vargai, sugebėjimai ir taip toliau. Tai man buvo nepaprastai džiugu skaityti, kad mano 5-metis sūnus pasakoja savo auklėtojoms, kur jis investuoja, aišku, su mamos pagalba ir kaip jisai, su kokiu pasididžiavimu jisai tai sako. Ir jokiausi, nes prieš keletą dienų vis tik jis grįžęs namo man pareiškė, kad sakė, žinai, mama, aš gal ir nebūsiu investuotojas, bet aš dirbsiu draudime. Tai jau galvoja, ką jis veiks ateityje, bet aš manau, kad turbūt niekada nėra per anksti. Jeigu vaikas domisi, jam į tos klausimus, nereikia pasakyti turbūt palauk, bet reikia kaip galima anksčiau ar ne, kalbėti kaip su suaugusiu. Viktorija, aš mūsų pokalbį noriu turbūt pabaigti tokiu įdomiu pamastymu, kuris mane pačią šokiravo, aš niekada apie tai nesusimąsčiau. Pernai lietuviai skirtingiems azartiniams lošimams, tai yra kazino, automatai, lažybos, loterijos, išleido, apyvarta buvo 2,6 milijardo eurų. 2,6 milijardo eurų. Okay. Kaip laimėjimai jiems buvo išmokėta 2,3 milijardai eurų. Vadinasi, kad mes kaip tauta, jie kaip žmonės pralošė 300 milijonų eurų per metus. Palyginimui aš per savo prizmę suprantu, kad mūsų sutelktinio finansavimo rinka sudaro 230 milijonų eurų. Bet tiek pinigų praeitais metais lygiagrečiai žmonės investavo per platformas. Mes būtume, kiek jie uždirbo? 23 milijonus eurų. Kodėl mes kaip žmonės taip bijom pradėti investuoti, bet visai nebijom pralošti? Čia turbūt vėl nuo kampo priklauso, ne? Aš į kazino tai žiūriu nebent kaip į pramogą, ne? Kad tu pasiskyriai, 50 eurų ir kaip į klubą, irgi susimoki už įėjimą, už kokteilį, už kažką, tai ir ten pasiskyriai ir turėjai smagų kažkokį laiką. Bet neini ten išlošti realiai, ar pralošti, bet eini praleisti laiko. Tai mes gal, mėgstam labai pramogauti, tada taip išeina. O gal čia yra kampas jums reklaminiai kažkokiai tai kampanijai, kad geriau ateik pas mus į loteriją, kad tikrai laimės, ar ne, kur būna loterijos be pralaimėjimo, ne, tai keista, tikrai. Bet kaip tauta, iš tikrųjų mes dar vis mažai investuojam. Palikim klausytoją su keliomis tavo įžvalgomis ir pamastymais, kodėl jam yra naudinga pradėti investuoti.
Tai pirmiausia, tavo pinigai nenuvertėja. Tai čia yra turbūt labiausiai nuo to. Aišku, kad tu dar ir paaugini kapitalą, ar ne? Ir jeigu turi svajonę nedirbti, o gyventi iš investicijų, tai vienas iš variantų realiai. Bet pats turbūt pradinis, pirminis ir esminis tai yra, kad tą, kad tu turi sutaupęs, sukaupęs, tai kad bent jau nenuvertėtų, ar ne? Kad jeigu tu šiandien kažką gali nusipirkti, tai kad ir rytoj galėtum. Išsaugotum ir turbūt turėtum tą nuosaikų vertės prieaugį. Taip. Nerizikuodamas, nerizikuodamas kazino, teisingai. Ačiū, Viktorija, iš tikrųjų labai smagu su tavim pasikalbėti, išgirsti tavo įžvalgas. Dėkoju tau, kad pasidalinai savo patirtim. O aš tikiuosi, kad ta patirtis ir paskatins žmonės. Jeigu dar neinvestuoja, tai bent pradėti. Ir tu esi tas pavyzdys, kad investuoti turbūt visai nebaisu. Gal bus taip kaip ir Suomijoje, ar ne, kur sako, Suomijoje klausia, kur investuoji, o Lietuvoje klausia, ar investuoji. Tai kad ir pas mus tas klausimas taptų, kur investuoji. Ačiū tau. Ačiū.